Ir tema – bičių toliau gydymas. Bičių gydymas, po bičių gydymo pamatysit ką jūs laukiat. Apie namelio istoriją. Žiūrim, ką turim, gydom bites, nepamirštam bičių gydymo ir palaiko mane, aišku, kaipgi nepalaikysit mane, palaikot jūs geriausiai mane, šaunuoliai. Ačiū visiems ir žiūrim. Labą dieną, kanalas truputį pasipildė, tai reikėtų kaip ir man iš naujo prisistatyti. Mano vardas Marius, ne Mantas, Marius. Bet čia maža esmė, nes ne apie vardus čia laida, apie bites. Gal reiks dažniau tik apžvalgas daryti, žiūriu, susižiūri žmonėm neblogai. Bet nenoriu, kad kanalas išsikimtų ir čia kažkoks taptų pykčio kanalas. Tai bandau tęsti bičių temą. Gal reiks kartais įpainiot kažkas kitas temas truputį. Gydom toliau bites. Niekas nepasisiūlė, kad kažką pareklamuočiau oksalio arba skruzdžių rūgščių rūgšties tą garintoje. Tai pasidariau tirpalo. Kažkada laidoje dariau, kad bandžiau testus pavasarį, man jisai neveikia. Nežinau, gal kažkas buvo ne taip. Kiek žiūrėjau, erkės neiškrito, gal tų erkių nebuvo, nežinau. Dabar pasidariau va taip. Pasirinkau šitą, jums parodyti šitą šeimą, kuri nėra pikta. Kelios yra piktos, bet piktas negaliu filmuoti, nes mikrofoną jos krenda ir... Darom liuką. Senai buvau kaime kažkaip. Oi, kiek čia užpikiavo, reikia dar ir pykį nuimti. Aš visai pamiršau, kad buvau palikęs. Ir spiestis gali, kai kas rašė, kad pas kažką jau bandė dar rudenį spiestis. Nu, toks, matau, kad net išpūsta į viršų. Ateini pafilmuoti, tai būtinai dabar sugalvo pjauti. O tai suminėti. Pikiavo. Pikiavo neblogai. Biškį padarysim taip. Gerai, šone nieko nepristatė labai, reiškia telpa. Nu, lyskit atgal. Tai tirpalą pagal instrukciją dariau. Įdėsiu jums print screeną, kad matytumėt, kokį dariau aš. Galėsit pakomentuoti, kas blogai. Nuvalysiu šituos, blogai po to ten jie. Skylę padariau, iškai nepataikau. Man koks atsakingas momentas. Oi. Nu va, viskas. Teoriškai erkės turėtų prakristi. Tai va, gal kada ir nusipirksiu ir garintuvą, su juo labai patogu. Ateini prie lakos, kelis kartą, jeigu turi savo, tai kelis kart gali nugarinti. Namotis, nu vis tiek nėra pigu, jeigu savaitgalį. Vienam ten dienai gal 30 eurų, man atrodo, domoja. Tai jeigu arti kažkur, tai tikrai, kas čia tas 30 eurų, visas atpėjai ir ramu. O dabar vis tiek aš kol atvažiuosiu, kol ką, tai vos ne 3, nu 2 gal dienom reiktų, 3 gausis turbūt, penktadienį reikia paimti, tai šeštadienis ir sekmadienį grąžins tik tai. Nu tai jau vis tiek jau darosi skaičius. Ramios kol kas, man patinka kaip ramiosios, va, iškelnė lenda į akis, o va, šita bus šalia, tai tik atidarai ir... Tai bet gydykit bitę, svarbiausia, aš noriu, kad žmonės suprastų, kad reikia gydyti. Nes turbūt, nu, jauni gal žmonės ir gydo. O kur vyresni, tai galvoja, gal ir nereikia. O kaip nereikia, tai tada koks kaimynas pas kaimyną ir viskas. Ir serga viskas. Tu gydai, kiti negyda ir erkių pilna. Po medaus išsukimo lengvas darbas čia šitas. Apsirengiau, aišku, su megztiniu, nes va, laukia blogos šeimos. Tas geras, sakau, net galima ir nesirengti nieko tikrai. Net
Tai nei viena bitė va neįskrydo ir nebandė nei atakuoti. Pamaitintos, gydomos. Tai dar sakau, dar nudūmit bandysiu ten su tom juostelėm tokiom. Nes kas daryti, kai aparato neturi. Nu, gerai tada, kad jau čia stoviu, pabandom pažiūrėti, ar piktos ir pamaitintos piktos. Va, pragraužia ir tada pralenda. Bet žiūriu, net ir piktosios. Jos matyt nelendu, nekapstau, maisto prisėdusios. Nu, nemaniau, kad tokios ramios bus. Šiandien iš tikrųjų ir oras tinkamas pas bites eit. Va, bet čia tai malonumas su bitėm vėl. Vėl malonu ateini, ramu, kam aš jau prisirengiau kiek. Visiškai va, nieko jos. Ramios. Ne per daug, tai kažkaip šito kiekio turėjo man užtekti 20 šeimų. Užteks iš tikrųjų, gal net per mažai pilu. Tai po paskutinio video ir po Skirmanto video jau save sutinku Facebook'e, ne tik ne Facebook'e, o TikTok'e, tai nu, ačiū Dievui, pas mane kanale taip nenusišnekat. O TikTok'e tai prikomentuota apie gulšiukus daug radau, tai jums pamokėlę dabar va parodysiu, pasižiūrėti. Ką, tėvas neišmokė gulšiukų naudotis, išmokysiu aš. Turiu 2 gulšiukus. Vienas, kaip visi čia mačiau komentaruose, ačiū Dievui, ne mano kanale. TikTok'e mačiau, kad matau su Wagner SDH labai supykę žmonės. Čia iš vis kažkoks naneimas. Tai pasižiūrėsim, kaip galim patikrinti gulšiuką. Labai paprastai, iš tikrųjų. Paimam, nežinau, matysis jums turbūt. Pasižiūrim, kada lygiai. Nu va, iškart net pridėjau ranką, atmuštą net lygiai, iškart padėjau. Nubrėži liniją, apverti ir antrą liniją nubrėži. Matot, linijos nesusikerta. Tai reiškia, galima naudoti šitą gulšiukų. Turim kitą, kur vaikus auklėjusi šito. Tai galimai gali būti ne taip gerai su juo. Piešiam kitą liniją, nežinau, matos jums. Žiūrim, kad lygiai būt. Nu, gal lygiai kažkur tai. Vieną liniją apsukam. Oi, tas gulšiukas, kad net keli burbuliukai pas. Taip. Va, lygiai vėl. Oi, reikėjo gal, nu... Reikėjo aukščiau daryti, dabar nesimatys. Gerai, pastatom taip, tik kad... Linija matosi, apsukam. Ir vėl lygiai pastatom. Ir vėl brėžiam. Matosi, akivaizdu, kad čia linijos gražiai, čia ir čia toks patarpas. Čia sueina, čia jau comas darosi. Tai kur vaikus auklėju su šituo, tai nereikėtų žiūrėti, ar tiesų ar ne. O dėl Wagner SDH aš sutinku, kad šūdų krūva, bet pasižiūrėti, ar galimai kažkas pripysė, kažką padarė, tikrai galima. Jeigu dirbi profesionaliai, tai jo, gal kokį hitsus ar dar kažką gal reiktų naudoti, bet man užteko ir šito. Nu tai dabar bent gal žinosit, tai komentaruose kaip lasdavojat, kad su Wagner SDH matuoju, tai bent pagalvokit, kaip tas gulšiukas veikia. Nes nu, nėra čia tokia didelė technologija, kad nesupras, kaip jisai veikia. Aišku, ten kur prabangus, tai ten ir jautriau viskas reaguojasi, bet, sakau, paprastam dalykui užtenka.
bitės praeitas, labai geras su bitėm, kai ramios yra malonu. Bet dauguma žiūrinčių šitą laidą dabar susirinko tikriausiai todėl, kad įdomu tęsinys apie namelį, ten tą, kur už nugaros kažkur pas mane. Tai situacija dabar tokia yra. Po Skirmanto laidos ten visi sako atgražinti video. Mato, toks yra dalykas, kad aš vis tiek kaip hobis yra bitininkystė, o kaip sako žmonės, bitininkai negali būti blogi, pikti ir panašiai, nes bitės ir taip gelia mane. Tai kaip sako, kas norėjo, tas pamatė, tas supranta, kaip kas dirba ir manau, nėra tikslo vėl kelti, vėl kažką drumzlius šitos kelti iš po dugno, kaip sako, viskas aišku. O ką toliau darysiu, tai yra tokia gana maža ir kartu ir nemaža problema. Reikia pinigų. Reikia 605 eurų namelio ekspertizai. Nes aš negaliu nuspręsti, kas yra brokas, kas nėra brokas. Daug kas rašė čia broką, oi, kaip baisu ir panašiai. Jūs malačiai, jūs palaikot mane, aš jūsų skaitau, bet kaip jūs galim pasakyti, kad tai brokas. Yra tom įmonės, kurios to užsiema. Ir kiek domėjausi, kainuoja 605 eurus. 500 be PVM atlikti ekspertizę namelio. Tai jeigu norit namelio teisinio video apie namelį, tai Kontrabi pasikūriau, renku pinigus būtent vienam tikslui – pasamdyti nepriklausomą ekspertą, kad ta įmonė gautų popierius ir žinotų kitą kartą, kaip reikia daryti, kas yra blogai. O gal yra gerai, aš negaliu teikti nei taip, nei taip. Kaip turėsim nepriklausomų ekspertų išvadas, tada galima ir toliau kažką daryti ir kalbėti. Nes dabar, kas man atrodė, aš jums parodžiau, kas supranta, vieni taip sako, kiti taip sako, man sunku irgi kalbėti, kaip čia turėtų būti. Tiesa, direktorė tos įmonės, Aurelija Regis, jau parašė, kad norėtų atvažiuoti išspręsti, ištaisyti brokus, ką jinai turėjo iš karto tai parašyti, o ne laukti čia Skirmanto laidos. Ir prieš tai rėkti į ragelį, numetinėti ragelį, vėl skambinti, grasinti, rėkti. Tai va tas mane tiesiog buvo truputį supykdė, nors negaliu pykti. Negražu yra pyktis, bet tas supykdė, kai skambina ir grasina, tiesiog nemalonu yra, kai tu nusipirki daiktą, užmoki pinigus, tu tikėsi kažką daiktą turėti ilgai, o tu parodai visuomeniai, koks tas daiktas yra ir negana to, tu gauni grasinimus ir dar dabar aš turiu susimokėti už ekspertizę. Tai nežinau, iš tikrųjų galėtų Aurelija padėti man nusisamdyti ekspertizę, jeigu yra pinigų Mersui su vardiniais numeriais, tai gal būtų pinigų ir ekspertizai ir jos įmoniai būtų geriau, nes žinotų, kaip reikia teisingai daryti ir baigtųsi šitą istoriją galų gale. Tai va, dabar, jeigu kažkas nori padėti, o gal jūs patys ekspertai tie esat, tai pasisiūlykit, nežinau, ar kažkaip bent jau nuolaidą kažkokią, tai aišku, pas man tų žiūrovų nėra milijonai, bet gaila dabar vėl 600 mokėt, užmokėjus 17,5, mokėt dar 600, kad pasakyt, kad čia yra blogai. Tai Aurelija, kviečiu prisidėti tave ir žinosit, kaip reikia daryti ir baigsi šitą istoriją. Bet be viso kito, visiems be belė kaip ačiū, iš tikrųjų, niekad gyvenime nesu gavęs tiek palaikymo, tiek visi rašėt. Bet video, sakau, nebus, nedėsiu, kam reikia, kam viską kelti iš naujo. Tai kam reikėjo, tas pamatė, gerai. Jeigu galit, iš tikrųjų paskaičiau, kad nereiktų net 50 centų iš kiekvieno jūsų, kad būtų ekspertizė ir būtų tolimesnis video apie namelį. Tai kol kas tiek. Laukiu iš jūsų po 50 centų ir žiūrėsim toliau, kas gaunasi čionais. O tau, Aurelija, siūlyčiau, jeigu gali prisidėk, vis tiek uždirbi daugiau negu aš.
kol kas.